Prieš porą dienų pasibaigė pasiekmes, tam tikros pasiekmes, kurios prasidėjo prieš 13 metų, gerų 13 metų. Tai baigėsi mano bankroto procedūra, asmens bankroto procedūra. Labai įdomus įvykis, kuris iš esmės pakeitė mano gyvenimą. Ir įsigalėjo teismo nutartis prieš 2 dienas, kad mano procedūra bankroto baigėsi ir aš galiu atgauti laisvę. Aišku, čia perkeltinė prasme. Bet iš esmės daug tiesos tame yra. Kaipgi viskas tas prasidėjo? Kaip buvo eita per tą procedūrą, per tos įvykius, nes daug kam tai aktualu, daug kas kenčia nuo vienokios ir kitokios formos finansinių sudėtingumų, sprendimų. Ir papasakosiu, kaip tai atsitiko man ir tai galėsi pritaikyti ir savo. 2006 metai nusprendžiau pradėti savo verslą. Nes visą laiką siekiau būti laisvas ir nepriklausomas. Iki tol dirbau samdomus darbus, jie buvo gerai apmokami darbai, gal ne patys įdomiausi, bet iš esmės galėjau gyventi, klestėti ir ten ir likti iki šiol. Bet galvoje buvo tas žodis laisvė. Nebijok, pradėk, daryk kažką tai. Ir tuo metu mano buvo pasirinkimas statybų sektorius. Taip, visiems visko reikia, bet aš ten nieko nesupratau. Aš aišku tapau iš karto įmonės savininku, direktorium, vadovu. Ir mano patirties vadovavimo buvo iki tol, nes aš pardavimų vadovas buvau iki tol, klientų aptarnavimo skyrių vadovavau ir iš esmės patirtis buvo, bet tik tai tiek, kiek bendrauti su žmonėmis. 6 metai, 2006 metai, 7 metai, metai tokio sunkumo, kuris vedė mane toliau, o 2 metai jau ir klientų ratas atsirado, ir žmonių, su kuriais dirbau, architektų, statybininkų, kuriuos samdydavau. Ir prasidėjo užsakymai, kurie pradėjo nešti pelną. Nes pirmieji metai buvo gerokai sunkesni negu prieš tai samdomuose darbuose. Turėjau apriboti labai savo išlaidas. Gaudavau gerokai mažesnį atlyginimą ir tas atlyginimas kartais netgi nebūdavo man išmokamas, nes turėdavau atsiskaityti su žmonėmis. Bet 2 metai, 2007 metai turbūt buvo pats pikas statybų ir tuo metu prasidėjo klestėjimas. Pirmasis 100 000, antrasis 100 000 ir kągi, man pasirodė, kad gyvenimas čia ir prasideda. Štai mano ta korta laimingoji, kur aš galiu savo pradėti gyventi. Kelionės, daiktai, automobiliai. Kasgi atsitiko? Žemės pirkimai. Kasgi man atsitiko? Ogi nebuvau pasiruošęs pinigams ir staiga tie pinigai atsirado. Ir ką vis dėlto man jie sukėlė, kaip ir daugelį žmonių, kaip ir tau greičiausiai. Kai aš buvau nepasiruošęs, jie man sukėlė godumą. Tai nebuvo tas godumas, kad aš tos pinigus kažkur tai pasislėpęs būčiau. Tas godumas buvo turėti dar daugiau, dar didesni projektai, dar. Ir nusprendžiau, kad reikia pradėti plėtrą, statyti namus, ne tik įrenginėti juos. Susiradau žmogų, partnerį, kuris dirbo tame sektoriuje. Sakau, pradedam kartu dirbti. Daug užsidirbsime, perkam žemės, statom namus, gyvenvietės. Ir pasirodo, kad ir partneris buvo etatinis aferistas, patologinis netgi aferistas. Ir tuo metu man tose energijose būnant nebuvo labai aišku, kas su juo vyksta. Bet šalimais vyko ir ekonominė situacija, kurios mes irgi nepastebėjom ir aš nepastebėjau. Ir pradėjo viskas griūti. Neatsiskaitimų grandinė. Mes pastatėme gamyklos, dalį įrengėme, mums neatsiskaitė krūvos pinigų, mes automatiškai kitiems ir pradėjo visas sektorius byrėti. Ir kas toliaugi pradėjo vykti? Ogi pradėjo baimė paralyžuoti, mane paralyžuoti baimė. Todėl, kad prasidėjo ieškiniai, prasidėjo bylos, prasidėjo antstoliai,
verslo stojimas ir prasidėjo etapas pats juodžiausias tuo metu. Bet tas etapas man tuo metu buvo mano išlaisvėjimo etapas. Aš galiu dabar suprasti, tik dabar tai, nes tuo metu man atrodė viskas, gyvenimo nėra, viskas griūna. Ir iš tikro turėjau priimti sprendimą stabdyti verslą tokioje būsenoje, koks jis yra, atsiskaityti su klientais, kuriais galiu atsiskaityti. Ir aš tą padariau, bet liko daug skolų ir reikėjo pradėti bankroto procedūrą įmonės. Ir prasidėjo įmonės bankroto procedūra, kuri tęsiasi ten kelis metus, bet jinai susitvarkė. Kodėl atsitiko taip, kad liko kabėti skolos man? Iš tikrųjų, viena skola liko kabėti, esminė skola, tai yra skola bankui. Kai atrodė, kad pinigų bus ir ta iliuzija tokia tiesiog klestėjo ir augo pas visus, pas tave, pas mane, kas tuo metu dalyvavo versluose, aš net negalvodamas pasirašiau laidavimą. O laidavimą už ką? Už absurdiškiausią dalyką, koks gali būti, automobilį. Pirkau naują automobilį, kuris tuo metu kainavo 120 000 litų. Nissan Navara, jis man atrodė, kad tai yra kažkas tai įspūdingo, nes aš tokių automobilių prabangių neturėjau tuo metu, dabar tai nėra gal prabangu. Ir kadangi įmonė negalėjo sumokėti skolų, turėjau atiduoti tą skolą, tai yra turėjau grąžinti automobilį ir grąžinti skolą įsipareigojimą bankui. Bankas priskaičiavo palūkanas, nutraukimą sutarties ir staiga tapau banko įkaitu, tai yra savo godumo įkaitu. Bankai turi savo sistemas ir aš jų kaltinti negaliu, jie tokie yra, jie taip elgiasi. Ir mano klaida buvo nežinojimas, o nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Dabar žinau. Ir kadangi įmonė neatsiskaitė, jie atėjo pas mane ir sako, tu skolingas dabar tą pinigų sumą, tuos keliasdešimt tūkstančių pinigų, kurių jau aš tuo metu negalėjau sumokėti, nes viskas byrėjo. Šalimais pradėjo byrėti santuoka, šalimais pradėjo byrėti viskas aplinkui. Stebuklo dėka iš tikro pavyko man kažkokiais būdais suvaldyti tą situaciją, bet įvyko skola ir aš po metų galėjau ją pradėti atidavinėti, bet kažkokiu būdu nusprendžiau, kad aš neatiduosiu bankui tos skolos. Ir pradėjo jinai dvigubėti, jinai pradėjo didėti. Ir aš užstrigau tenais. Aš patapau tas, kuris slapstosi, tas, kuris bijo. Taip, ta baimė buvo per bankrotą, taip buvo persekiojimas manęs mintise, ieškojimas manęs ir taip toliau. Ir tada, kai aš atsidūriau su niekuo, iš esmės gatvėje, nes namus palikau savo šeimai, palikau viską ir išėjau su čemodanėliu į gyvenimą, tada prasidėjo mano etapas ėjimo iki užvakar dienos. Aš galėjau turėti tik tai įmonės sąskaitas, ką aš atsidariau po to tas įmonės, nebijau rizikuoti šitoje vietoje. 10 metų vyko mano skolos kabėjimas ir aš jį jaučiau kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną buvo priminimas, aš negalėjau turėti asmeninių kortelių, nes mano sąskaitos asmeninės buvo areštuotos. Nieko tokio. Sumažino mano poreikius. Bet aš buvau apribotas galvoje. Ir kai atėjo toks metas, prieš 3 metus, būtent prieš 3 metus, kad nusprendžiau daugiau nebesislapstyti nuo nieko, niekada. Prieš 3 metus nusprendžiau pradėti procedūrą, kuri leistų man atlaisvinti tai. Kad leistų man tas skolas grąžinti, nurašyti tiek, kiek galiu tuo metu grąžinti, ir tai vadinasi asmens bankroto procedūra. Kas įdomiausia, kad susiradau žmonės, sąžiningus žmonės, profesionalius žmonės, kurie padėjo man pradėti šitą procesą, padrąsino. Ir tos kompanijos pavadinimas tai nėra reklama, bet tai mano nuoširdi padėka tiems žmonėms yra stiprus žmogus. Tai, ką aš dabar darau, kviesdamas ir ragindamas būti stipriems. Taip sutapo tuo metu.
padėjo man sutvarkyti dokumentus ir aš ryžausi pradėtą procedūrą, kreipiausi į teismą ir ji prasidėjo. Tai prasidėjo mano kelionė 3 metų išeiti iš tos būsenos, pasiryžus labai kukliai gyventi. Labai susikoncentravusi tai, kur aš noriu patekti, ir tai buvo mano kelionė. Ir 3 metai praėjo. 3 metai praėjo, aš baigiau šitą kelionę, šitą etapą. Ką aš supratau ir ko aš išmokau. Tai buvo vienas iš geriausių įvykių mano gyvenime. Vienas iš geriausių įvykių, kuris leido man suprasti, kas aš esu ir kur turiu eiti. Kai godumas buvo mane užvaldęs, aš buvau užmiršęs visus kitus gyvenimiškus dalykus, kaip savo sielos poreikius, kaip savo dvasinį gyvenimą. Nes man rūpėjo vien tik tai pinigai, vien tik tai ta garbė, vien tik tai ta sėkmė. Ir iš viršaus buvo pareguliuota, kad mano siela nežūtų, man davė šitą įvykį, šitą bankrotą. Galima vertinti kaip nori, galima kažką tai kitaip galbūt privesti, aš suvedu tik tai taip. Ir ta pamoka man buvo duota suprasti, kur yra esminiai dalykai. Neneigti pinigus. Pinigai reikalingi šitoje sistemoje. Ir jie labai reikalingi. Be jų gyvenimas yra labai liūdnas, labai prastas, skurde gyventi yra pati žemiausia būsena žmogaus. Bet ne pinigų pagrindiniai funkcijoje kaip pinigus turėti, o veikla. Bet ne apie veiklą. Pirmas, ko aš nepadariau, ką aš padaryčiau dabar kitaip, tai yra ryžtingumas. Aš nebūčiau daugiau delsęs, nes tuo metu aš buvau pasimetęs, nežinojau, ką kreiptis. Viskas griūna, neturiu iš kur net pasisemti informacijos, kad kažkas tai padėtų, palaikytų. Ir gerai, kad tuo metu nekritau į alkoholį ar narkotikus, nors tuo metu dar vartojau aš alkoholį, bet nepasidaviau tai panikai tokiu būdu. Bet 10 metų praleidau gyvendamasis, slapstydamasis baimėje. Tuo metu pasielgus ryžtingiau, nusprendus, kad tai yra mano atsakomybė, aš turiu atsakyti už tai, ką padariau. Tai yra karma, tokie yra dėsniai. Padarei kažką, tai atsakyk, nesvarbu, kas ten kur teisinga ar neteisinga. Tu asmeniškai neši šitą atsakomybę. Nepadariau, dėl to atsidėjo taip ilgai mano gyvenimas ir tam tikri turbūt įvykiai, kurie galėjo būti kitokie. Galėčiau tik tai spręsti. Ir kai tu veiki ryžtingai ir nebijai, pradedi nebebijoti, pradeda vykti pokyčiai. Tu ėmiesi konkrečių veiksmų, ne emocijomis, kaip čia, kodėl aš taip ir kodėl jie tokie neteisingi, o sakai, o ką aš galiu pakeisti šitoje situacijoje, ką aš galiu padaryti. Tada keiti mąstymą, suvokimą apie tai, seni įpročiai lūžta, griūna, kas ypatingai svarbu, prarandama senoji asmenybė, išeini naują asmenybę ir eini toje kelionėje. Ir kiekviena diena, kuri buvo šituose 3 metuose, man priminė, ką aš buvau padaręs ir ko neturėčiau daugiau daryti. Godumas čia nebeturi dalyvauti. Čia nebeturi būti godumo, turi būti dosnumas, darbštumas, ryžtingumas, draugiškumas ir visiškai kitos savybės ir požiūris į gyvenimą, kad būtų pilnatvė. Tie pinigai, kuriuos aš tuo metu uždirbinėjau, man jokios laimės nenešė. Aš tik tai daugiau vartojau, aš tik tai dar daugiau tenkinausi. Kuo daugiau turėjau pinigų, tuo daugiau tenkinausi. Ten važiuoju, ten skristi, tada Austrijas, tai tada konjakas ir visas šitas mėšlas, kuris griuvo ant manęs. Ir dabar daugelis žmonių būtent tokiu principu gyvena. Jie užkala tos pinigus. Visi kiti santykiai su artimaisiais nesvarbu. Svarbu va tai, kur aš išleisiu juos, ką aš nusipirksiu. Ir gyvenimas griūna. Dabar, kai aš matau, kas atsitiko, ką aš praėjau ir ką aš ateityje darysiu, aš mėgaujuosi kiekviena nauja diena, kuri ateina, net ir po šito įvykio. Aš dedu tašką, kad šitas įvykis tai mano kelionės dar didesnio augimo pradžia. Noriu paskatinti tave, nebijoti, kas tau atsitiko.
ar tai atsitiko su finansais ir tu praradai pinigus, tu bankrote, tu nebežinai ko imtis, ar tai tu su sveikata, tu sergi ir nežinai kaip čia dabar bus, ar tai su santykiais, ar tai su darbo ar su dar kažkuo, pilna įvykių aplinkui vyksta. Būk pasiruošęs, ruoškis tokiems įvykiams. Ir jeigu toks įvykis atsitiko ir tu esi nepasiruošęs, atsimink, kad visada yra išeitis. Čia yra išeitis, čia yra duris iš to namo, yra ir kitos duris, iš kur aš galiu išeiti, bet mes visą laiką turim išeiti. Viskas priklauso nuo to, kaip tu nusprendi, ką daryti. Ar pasiduodi panikai, baimiai ir tave tai paralyžiuoja ir naikina, ar tu sakai, aš tai pakeisiu. Aš pakeisiu savo kelionę ir ta kelionė nuves tave visiškai į kitą gyvenimo kokybę. Būk drąsus ir pasitikėk savo jėgomis. Viską gali išspręsti tik tai veikdamas, spręsdamas, suteikdamas tam viltį ir tikėjimą. Ačiū visiems, kurie padėjo man šitoje kelionėje. Stiprus žmogus, 2 žmonės, kurie dirbo su manim, ypatingai didelė padėka jiems. Ir jūs mane vedėte šitoje kelionėje. Jūs padėsite ir kitiems žmonėms atsistoti ant kojų, parodysite, kad gyvenimas nesibaigia tuo, kad galima tai susitvarkyti. Ir kitiems įkvėpimo spręsti savo problemas, netidėti jų, netidėti savo gyvenimo, nes gyvenimas yra labai trumpas. Keliauk ryžtingai šitam gyvenime ir būk stiprus.